Sveiki iš ryto, gražus antradienio rytas, sėju kviečius į pupienas ir noriu paneigti, kad Vytautas atsisakė nutilą. Neatsisakė Vytautas nutilų, tai va, būtent kaip sėjau, taip ir sėjau. Čia dabar į pupas grinai va yra tiesioginis sėja mano. Taip atrodo, su Gaspardo, Gigante. Taip yra va, technologinėse vėžėse, kaip sakoma, šventa vieta tuščio nebūna. Va, technologinėse vėžėse, matosi, yra miglės. Bet tai manau, čia tikrai ne problema. Dabar va po sėjos nupurkšiu glifosato. Ir viskas, ir bus išspręsta problema. Manau, kažkiek ir piktžolių. Ne kažkiek apsinaikins. Vat, kas įdomiausia, vat yra balto dobiliuko. O baltas dobiliukas buvo sėtas praeitą rudenį. Buvo sėtas į tarpinės pasėlės trupučiuką. Ten 2 kg lygtais buvo įmaišyta. Tai va, ir pavasarį prieš pupų sėją buvo nuglifosuota, skaityk. Bet matomai priglušino šiek tiek tą dobiliuką, bet nesunaikino. Na, yra, aišku, va, to vadinamo raičino yra pas manęs. Ypač va, nuo pakanalio, tai tikrai nemažai jo yra. Bet nieko nepadarysi. Tenka kažkaip su juo kovoti. Tai esu bandęs visaip ir sėt, ta prasme ir soją ten, kai sėjau, tai su frezo tiesiog net pakanalį sudraskiau tą velėną. Nu, lygtais pavyko. O ką pastebėjau, kad tą baltą dobiliuką, kai pasėjai pakanalį, tai nebelieka to raičino. Va, kaip matėt, šventa vieta niekados nebūna tuščia. Ir čia va, technologinėse vėžuose, sakykime, buvo daugiau biški šviesos, tai va, čia akivaizdžiai miglė. Yra vienas kitas rapsas pabiro, nes prieš 2 metus buvo rapsas. Jau darosi problema auginti pupas. Vis dėlto pupas pradeda sirgti. Aš atsimenu, kaip sakiau, per kažkurį seminarą Anglijos ūkininkas sakė, kad nu, jūs džiaukitės, kad galite pupas auginti, kol galite. Mes jau, sako, nebeauginam dėl to, kad paprasčiausiai nėra derliaus, nesusidengia savikaina. Panašiai taip. Tokia situacija dabar ir pas mus Lietuvoje darosi. Pupas, nežinau, būtų įdomu, kad pasidalintumėt, kaip pas jūs pupų derlius šiemet. Bet taip realistiškai, ne taip, kad ten pupų dėdė kažkoks tai išlenda iš po kelmo ir sako, o aš prikūliau 9 ar ten 10 tonų šiemet. Be problemų pas manęs. Nežinau. Gal pas kažką ir yra. Kaip sakau, ten užregistravo tipo rekordą lauko. Nu taip, tai būtent atrinktą lauką, kuris buvo ten, sakykime, situacija susiklošiu. Šiemet, tarp kitko, toks yra pastebėjimas. Joniškio krašte, pavyzdžiui, kas turėjo lengvesnės žemės, nu, čia link Žagarės, čia ta pusė, sakykime, Skaisgiris, Žagarė, ten šiaip derliai geresni šiemet buvo. O priežastis paprasčiausia to yra, kadangi kritulių tikrai nemažai,
Tai paprasčiausiai pasėliai užduso, sakykim. O tose lengvesnėse žemėse, aš manau, kad tos problemos nebuvo. Nu, arba jinai mažiau įtakoja derliui, sakykim, taip. Derliaus kokybė. Pas mus derlius buvo, sakykim, užaugo, bet kokybės nebuvo visiškai. Tie ratukai mano Gaspardo, sakyčiau, labai pasiteisinę. Jie gražiai užėrė tą purė tokią žemelę. Sėklą, kad su pirštu prasikrapščiau. Vieną čia, o kitą čia turėtų būti kažkur tai. Na, čia išrausiau. Va, grūdas. Grūdai. Taip, sakyčiau, gan mano akiai visai normaliai atrodo. Uždaryti, nu vietom yra ten, kur labai jau molis, va kitas įkva būna, va tokia va, neuždaro pilnai, bet visumoj gan neblogai. Tai dabar visos tuos, sakykim, už dienos kitos paimsim nupurkščių ir turėtų būti viskas gerai. Čia, jeigu atmena, čia ta vietikė visą laiką, kur va kalniukas toksai, nu, tie žemaičiai iš manęs pasijuos, kad čia kalniukas, kaip sakoma, bet pas mumis tai tokių kalniukų labai mažai yra. Tai va, tai ta prasme, čia yra molis, sakykime. Ir čia būtent yra naudota humusinga dirva, jau dabar 4 metai. Šie metai bus 4 metai, nu tiksliau, aš tam laukui nedaviau humusingos dirvos, aš ją išpurkščiu po sijos. Greičiausia, kai su glifosatu, o kartu netgi, tarp kitko, humusinga dirva dar šiek tiek ir suaktyvina tą papildomai. O kaip susijimas. Visai protingai. Žemelė tikrai, va tokia va, jinai puri. Ir čia, jeigu sakysit, koks čia kvietis dygs. Čia gražiausia žemė, visai va, puri, minkšta, minkštutė. Jokių problemų nėra. Tai kam jie čia bereikalą draskyti tą žemę? Nematau problemų. Štai čia laukas, kur aš sėju, o čia kaimyno laukas yra pupas. Ir aš kaip minėjau, va taip va yra su pupom, pasižiūrėkit, kaip užmezgimai, ką aš norėjau parodyti. Va yra tarps, va, užmegsta, nemegsta, užmegsta kelios, bet va tokias vargšės. Ir čia va, pavyzdžiui, lygiai tas pats va. Kelias užmėgstas, o daugiau va, nemėgsta. O kiti iš viso va, tušti visai. Visai nėra ankščių. Nu, čia va, kelias ankštis. Nu, čia, pavyzdžiui, stieps gražus. O iš viso nėra praktiškai. O viena tokia va yra. Mažutytė. Ankštikė. Ir viskas. Įstovi va, stiebai žoli. Atrodo, bet be lapų. Na, nežinau, aš negaliu pasakyti, čia purkšta, nepurkšta, lygtais pagal technologinės panašu, kad nepurkšta. Bet va, kai kurios, va, sakykim, vada visiškai žalios pupas.
O kažkas su tom pupom vis dėlto nėra gerai, jeigu tai pasižiūrėjus. Aišku, čia į nuveislės priklauso. Šita jau nulūžus. Nu, čia greičiausiai žvėriukai gal laksto. Tai va, situacija su pupom tikrai. Aš matau, kad ypač šitą kaimyną nėra gera. Na ir dar kartą sveiki. Čia mano soja. Jinai dabar jau atrodo taip, jau gan stipriai pagelto. Da, yra vietom tokių biški žalesnių plotelių, bet jau, aš taip suprantu, tas oro temperatūra jau, nu, ir rudenio paeina jau žemesnė, tai ir sojai jau pasirodo ateina metas. Šiaip sojos, tai ką žinau, taip tų ankščių tikrai yra gan nemažai. Ta veislė Liska, sakyčiau, gan, nu, da iki kulimo, tai da gal ir, sakykim, da tolokai. Da praeis savaitė, gal ir daugiau, gal ir 2 savaitės. Nes jinai dabar, pavyzdžiui, va tie, va, matot, jau lapai va, prisilietė ir krenta. Va, jų. Prisilietė ir krenta. Tie lapai turi nukristi ir paliks vien tik tai, sakykim, va taip pasoja tokia. Tai va, nu, gan žemai tie apačioj, bet pačios didžiausias apačioj ankštys. Tai va. Įdomus variantas iš tų veislių, kurias aš auginau. Nu, kol kas šitą įspūdingiausiai atrodo man, bent jau man. Tai bus matyti, kaip čia rezultatas parodys. O gal iš tikrųjų čia viena iš kultūrų, kuri pakeis pupas, žirnius. Nes paprasčiausiai sojos rūpinius tai tikrai naudojam gyvulininkai tikrai nemažai. O čia yra ne genetiškai modifikuoti, čia yra natūrali soja. Tai jinai tinka ir maistui, be problemų. Bet esmė, tai čia apie maistą mums toli, mes gal ir nepratę, sakykime, prie tos sojas, bet kad ir gyvuliam pašarui. Vis tiek geriau nemodifikuota soja negu modifikuota. Nes vis tiek, kad ir pašarui, vis tiek suvalgo gyvūniukai, o po to valgo mes. Tai kaip sakoma, vienaip ar kitaip geriau būtų, kad tos genetiškai modifikuotos nebūtų. Tai yra čia technologinė. Čia pavyzdžiui, nu, sakau, šiemet metai tokie gan ekstremalūs, bet reikia žiūrėti, ieškoti variantų, kaip išlipti iš duobės.